Keturi ratai vyrai jėga grupė, 4 ratai šioje trasoje. Važiuojame, 4 ratai. Taigi, dabar startuoja mėgėjai iki 35 metų, patys jauniausi mėgėjai. Tik tais jūs dabar startuojate. Kas yra vyresnis, prašome truputėlį palaukti, ateis ir jūsų eilė. Vyrai mėgėjai iki 35 metų, 3 ratai. Niekingi 3 ratai, jau bus viskas čia, vyrų jėgos prasausinta ir MTB išvažinėta, taip kad viskas jūsų rankose. Tikrai būkite atsargus, trasa pavojinga, greiti nusileidimai yra ir juose taip pat yra slidu, taip kad gali labai greitai dviratis pabėgti. Įvertinkite tikrai savo galimybės, bent jau pirmą ratą tikrai pravažiuokite. Tikrai proto ribos. Stebim šviesoforą, jums šiandien 3 ratai. Džiaukitės, kad jūs ne vyrai jėga, nes jiems 4 ratai. Laukiame žalios spalvos, važiuojame. Sveiki visi, taigi startuojame vėl karmos varžybose 4 kartą šiais metais ir turime tokį, kaip aš sakau, MTB orą. Trasa tikrai slidi, gerai buvo nulyta prieš startą. Tai kaip ir girdėjote, minsime 3 ratus, vieno rato ilgis 7,89 km. Tai iš karto gaunu ant kameros tašką, per kurį sunkiai kažkas matysis, tai šiek tiek praleisiu tikriausiai. Kaip matote, startavau pirmas ir laikau pirmąją poziciją savo grupėje. Tikrai per daug pastangų nedėdamas į tai, nežinau, kad jeigu pirmas važiuoji, tai reikia kažkiek nevaryti maks, nes paskui gali būti tudin varikliukas ir varžybos kaip ir baigtos. Tuo pačiu trasa nėra man žinoma, o dar tokios sąlygos slidu, tai stengiuosi kažkiek ir pasisaugoti. Na, šį kartą kaip įprasta nevažiavau apšilimui visos trasos karmos, šiek tiek pasivažinėjau, kad neeikvoti jėgų, nes atstumas gan didelis kaip apšilimui ir net nežinai, kokia ta trasa sudėtingumo. Na, bet po apšilimo jau, galima sakyti, visi dalyviai, kurie apšilinėjo, buvo ganėtinai murzini ir šlapi. Na, o laikyti pirmąją poziciją savo grupėje sekėsi gan visai neblogai. Karts nuo karto vis atsisukdavau atgal pasižiūrėti, tai momentais net būdavo gan nemažas tarpas tarp manęs ir kitų, bet trasos nežinojimas karts nuo karto priversdavo mane suklysti ir pralėkdavau posūkį ir matomumas gan prastas buvo. Tikriausiai dauguma jau starte nusiėmė akinius, aš to nepadariau, tai matomumas vis prastyn ir prastyn per juos darėsi. Na ir pirmo rato 3 kilometras vis dar važiuoju pirmas. Pagal širdies ritmą tikrai matosi, kad aš nesidraskau čia važiuodamas pirmas ir tikrai nesiplėšau. Taigi buvo ir įkalnių tokių, buvo ir neįminamų įkalnių. Aišku, kažkas įminė jas, gal ne iš pirmo karto, bet iš 4 pavyko. Tai lygtais šita įkalnė. Ja pamatęs iškart supratau, kad net neįvažiuosiu. Šie tikrai, tai net nebandau. Nu, čia karmos fotografas Julius Griškevičius. Ačiū jam už nuostabias nuotraukas, visada laukiamas labai. Na ir prisimenu, kad karts nuo karto reikia ir kamerą nuvalyti. Turėjau tikrai neblogą sukibimą su Wolfpack firmos padangom. Priekyje grubesnė, gale greitesnė. Patenkintas tikrai šio deriniu, gal kažkiek sausu oru, žvyrkeliuose ar greituose atkarpose esu lėtesnis, bet šiuo atveju tai jos labai man padėjo. Na ir pusė rato įveikta, trasa tikrai nelengva, daug įkalnių, daug nusileidimų tokių sudėtingesnių. Į kalnus sekėsi važiuoti gan geriau negu praeitas visas varžybas. Tai tas gerai, džiaugiuosi. Reiškia, darbas šiek tiek turi rezultatų. Gal šiek tiek tik norėjosi daugiau techniškose vietose, tokio sklandesnio važiavimo,
manevringesnio važiavimo ir tuo pačiu, kad jis būtų greitesnis ir sėkmingesnis, sėkmingai veikti visas tas kliūtis, tai šiek tiek prarasdavau greičio, tai ties tom dar reikėtų tikrai padirbėti. O šioje trasoje, kaip matote, tikrai reikėjo pasukinėti vairą, buvo daug ir siaurų vietų ir tuo pačiu dar ir slidu, tai sukiai vieną pusę, slysta į kitą, tai tikrai dirbo, rankos dirbo, ne tik kojas dirbo, bet ir rankos. Varžybos vyko sekmadienį, visada būdavo šeštadienį, man asmeniškai patogiau šeštadienį, kadangi iš toli atvažiuoti, tai kitą dieną dar ir pailsėti gali. Nu ir šeštadienį oras būna geresnis. Tai tų dilemų sprendimas šeštadienio vakare tikrai vyko, važiuoti, nevažiuoti. Nuvažiavau vis dėlto. Ir labai džiaugiuosi, tikrai buvo gal net įdomiausios varžybos šiame sezone, būtent karmos varžybos. Kažkaip įspūdis pats, tas trasos visas techniškumas, tas pridavė kažkiek. Ir tas oras, kad ta trasa labai įdomi buvo. Bet tikrai manau, kad šiais metais dar ne kartą karma nustebins mane su savo trasomis. Na ir nutolom nuo pačių varžybų, pačio važiavimo. Tai baigiau įveikti pirmąjį ratą. Liko keli kilometrai, šita atkarpa ganėtinai man būdavo tokia sudėtinga. Išvažiuoju ją ir toks iškart kančios atviras laukas ir šiek tiek į kalną. Nusileidimai buvo keli tokie greitesni nusileidimai, tai trasa tikrai buvo ganėtinai lėta dėl oro sąlygų, ar 15 km/h vidutinis greitis buvo. Na šitą kliūtį tikrai užskaitau super. Čia pabandžiau atsigerti, bet supratau, kad tikrai nepavyks atsigerti man. Gan sunku buvo rasti trasoje momentus, kada pavalgyti ar atsigerti. Varėm, negėrė ir nevalgė. Na jau arti čia finišo pirmojo rato. Turėtų pasirodyti rampa. Gražu. Vyko Kaunas. Šiauliai. Turiu dar jėgų pataisyti organizatorių, kad ne iš Kauno, iš Šiaulių, nors gal ir iš Kauno būtų arčiau atvažiuoti. Na ir įvažiuojame į antrąjį ratą, tai pirmąjį ratą atlaikiau pirmoje pozicijoje, bet kiek vis pasižvalgydavau atgal, nebuvau tokio pasidaręs tarpo, kad jau nieko aš ten nebematyčiau iš galo. Turbūt dar tik pasvajoti galima apie tokį scenarijų. Jau džiaugiuosi, kad važiavau pirmas tą ratą ir antram rate vis dar esu pirmas. Aišku, kažkoks yra stresas, kada jie mane lenks, kada jau lygtais čia už mano nugaros yra keli varžovai. Na ir jau nieko nebemačiau per akinius, tenka juos nusimti ir reikia spausti toliau. Smagus tikrai nusileidimai su šiokiamis tokiamis kliūtimis. Tai šios varžybos tikriausiai mano paskutinis startas gegužės mėnesio, kadangi išvažiuojam į MTB stovyklą Lenkiją, treniruotis važiuoti į kalnus ir nuo kalnų. Tai o dėl birželio dar nežinau planų. Kiek girdėjau, karma bus birželio mėnesį, tai kaip ir viskas gerai susidėlioja. Na ir vienas iš tų nusileidimų, kuriame pirmame rate irgi nesileidau, kažkaip užsiblokavo, tai ir kitus visus ratus nesileidau, nuo jo tiesiog nubėgau ir prasileidžiu štai pirma ir antra vietos nuvažiuoja. Taigi antro rato kažkur trečiame antrame kilometre prarandu pirmąją poziciją,
Dar bandau kažkiek vytis ir palaikyti jų tempą, bet sunkiai pavyksta man tai padaryti. Bike Expert marškinėliai vis po biškį tolsta. Na, čia pasirinku šiek tiek sausesnę trajektoriją. Teko šioje trasoje tikrai paieškoti karts nuo karto sausesnės vietos pravažiuoti. Du. Tolok. Bandom. Na, o čia mane pašnekino Tomas Pažemeckas, paklausė, ar toli jie nuvažiavo, tai ir pasiūlo pabandyti juos pasivyti, tai kažkiek vėl didinu tempą ir bandom priartėti. Tai galite pažiūrėti iš jo pusės, kaip viskas atrodė kanale Velniai. Na ir va, bando Tomas į kalną įlėkti, nepavyksta. Tai peškom bandom užlipti. Greičiau užlipu į tą kalną. Bandau įsisekti pedalus, nėra pedalo. Tiek užtukę pedalai ir batai, neįmanoma įsisekti pedalą. Nėra pedalų. Kol gerai neišdaužai, tai tol ir neįsiseksi. Tai iš galo ne tik Tomas yra, bet ir Airidas Sadauskas. Tai gaunasi, kad vyksta kova dėl 3 vietos, dėl podiumo 3 vietos tarp mūsų visų 3. Po kol kas aš 3. Na ir dar matosi priekyje 2 pozicija šiek tiek. Palaikymo komandos sirenos. Stengiuosi įvažiuoti į tuos kalniukus. Ir čia toks greitas nusileidimas ir rodyklė į dešinę. Aš juos nepastebiu. Iš 3 pozicijos krentu į 5. Na, kaip ir reikėtų tiesiog dabar jų nepaleisti ir kovoti toliau. Na va, maždaug taip va, slidu buvo, kaip Airidui nešioja galą. Kaip ir jau prieš tai matėme, po klaidos kažkaip sunku palaikyti tempą. Tai scenarius kartojasi, jie tolsta. Valom kamerą, kad matytus, kaip jie tolsta. Krito kažkaip stipriai mano tempas 2 rato pabaigoje. Bandom kažką vytis, palaikymas yra, kas belieka. Ir štai tiesiog atsiveria, kažkiek matosi, kad priekis dar tiek jau nenutolo baisiai. Tai reikėtų pasistengti ir paspausti, atrodo. Paskutinis ratas. Ir vis daugiau klaidų daroma, dėl nuovargio turbūt. Užmeta čia stipriai, bet suvaldau kažkaip. Vėl purvo taškas užkrito ant kameros, bet bent netrukdo visko matyti. Ir matome, kas čia pasivaikščioti išėjo į mišką, ogi Tomas Pažemeckas. Velniai.
Atkrito, kaip gaunasi jis nuo airido. Kirtai. Viskas gerai. Krito Tomas, dėl to čia jis dabar ir šiek tiek atitrūkęs nuo priekio. Renkam kalniukus. Bet aš jau ir turbūt ir Tomą paleidau kažkuriuo momentu. Tai iš pirmos vietos atsidūrime 5 vietoje. Ir varžybos tikrai jau į pabaigą, liko 3 kilometrai. Ar pavyks kažką pakeisti, ar ir liksime 5 vietoje. Dar reikia saugotis, kad ir tos 5 vietos niekas netimtų. Na, bet jeigu kalbant ne apie vietas ir podiumą, tai tikrai trasa, kaip ir minėjau prieš tai, labai patiko. Smagi buvo, ekstremali, iššūkis toks neblogas, pasimokyti vairuoti, suvaldyti tą dviratį slystantį. Žinoma, įdomu būtų pabandyti ir sausu oru šią trasą suvažiuoti, kaip ji visai turbūt kitokia, greitesnė. Na ir šį kartą neapskaičiavau, kad mes šioje trasoje galim ganėtinai ilgai. Finišavau per valandą 32, tai neatlaikė GoPro baterija, įsikrovė anksčiau laiko, likus 2 ar 1 kilometrui iki finišo, tai sorry, finišo nepamatysit. Finišavau 5, niekas manęs nebeplenkė, aš taip pat nieko neplenkiau. Finiše jokių sprintų nebuvo, tiek iš mano pusės, tiek iš kitų, tai ką tai parodo, kad trasa tikrai buvo sudėtinga. Taigi ačiū, kas žiūrėjote ir iki kitų kartų. Lukai!